Mėgaukis švenčių laukimu, neskubėdamas. Jei sugalvosite štai tokius baltus indus paversti originaliai dekoruotais, atkreipkite dėmesį, iš ko jie pagaminti. Nebūtinai tai turi būti porcelianiniai, nors priemonės rašoma ant dažiukų, kad tai yra skirta porcelianui, bet mes esam jau išbandę ir keramikinės lėkštės dekoruoti, ir kaulinio kietojo porceliano indus esam bandę. Tuomet rinkitės priemonės. Namų sąlygomis dekoruojamiems indams tinka žematemperatūriniai dažai, kurie gali būti tiek rašikliai, tiek skysti, primenantys guašą. Jie yra žematemperatūriniai, bet juos vis tiek reikia pakaitinti. Bet nereikia jokios specialios krosnelės ir draugų keramikų turėti. Galima tiesiog paprastoji orkaitai 160 laipsnių temperatūrai. Puikiausiai jie pašyla. Aišku, nereikia iš karto pulti iš karštos orkaitės traukti to indo ir pulti tai daryti kavos ar arbatos į tą puodelį. Jis turi ramiai atvėsti ir tada jau tinkamas naudojimas. Visgi tokius indus teks plauti rankomis, o ir mechaninis poveikis jiems nepageidautinas, taigi kepsnio dekoruotoje lėkštėje nepjaustykite. Rasa tikina, jog piešti ant indų nėra sunku net ir pradedančiajam, o labiausiai šį užsiėmimą mėgsta vaikai.